Studijuoti Mykolo Riomerio universitete pradėjau iškart baigusi vidurinę mokyklą ir baigiau ir bakalauro studijas, ir magistro studijas, taip pat ir doktorantūros studijas. Šiaip labai norėjau visada advokate būti, bet aš dar galiu būti, tačiau kažkaip pagalvojau, kad policijai nenoriu dirbti, noriu pasienį. Bet nuvažiavau į Vilniaus pasienio rinktinę ir sakau, aš noriu būti pasienietė. Ir jis sako, gerai. Ir viskas. Ta prasme, tai labai paprasta. Pasižiūrėjau, kad ta prasme sritis yra įdomesnė, visai kitokia, ta viešoji tvarka vienaip, sienos kontrolė ir saugumas vėlgi visai kitaip. Man pasirodė, kad tai yra kažkas tai tokio įdomesnio, dar nepažinto ir vat norėjau save realizuoti. Ir vat, kaip minėjau, pradėjau nuo paprastos vyresniosios pasienietės ir vat, kur dabar aš esu, ten esu. Tai jeigu myli šuniukus, gyvūnėlius, tai gali būti kinologais. Jeigu patinka betarpiškai dirbti su žmonėmis, tai pasienio kontrolės punktuose labai atsakingas darbas įleisti, išleisti iš Lietuvos užsienio ar Lietuvos piliečius. Turime dronų, antidronų sistemas, galima patruliuoti. Turime naujausius automobilius, sakyčiau, beveik Europoje tikrai naujausius ir tikrai užtikrinti sienos saugumą, tai dabar jau yra malonumas. Tai tuo pačiu turim pakrančio apsaugos rinktinę, turime naujausius laivus, kurie atkeliavo pernai metais, turime specialios paskirties būrį, kam patinka veiksmas, ginklai. Tuo pačiu turime aviacijos valdybą, kur, vat, kaip galbūt matė per žinias ir dingusių žmonių ieško ir tuo pačiu gelbėjimo ir paieškos operacijas atlieka ir patruliuoja tuo pačiu sraigtasparniu. Taip kad savęs panaudojimo galimybės yra ypatingai plačios ir didelės. Esu Marius Drūtys, valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnas. Šiuo metu dirbu mūsų centrinė įstaiga, kur dabar randamės, vadovauju nacionaliniam koordinaciniam centrui. Mūsų padalinys atsakingas už žinojimą, kas vyksta šiuo metu ant sienos, už informacijos apdorojimą, laiku perdavimą informacijos sprendimų priėmėjams. Esu baigęs valstybės sienos apsaugos ir teisės programą. Šiais metais kaip tik bus 20 metų. Tai toks gražus skaičius, kaip tik planuojam grupės susitikimą šią progą. Pasienį pradėjau dirbti jau po studijų. Iš tikrųjų, pats užaugau mažą miestelį, netoli sienos su Lenkija. Tai galbūt tas inspiravo tą pasirinkimą studijų. Ir iš tikrųjų per savo karjerą pradėjau nuo paprasto pasieniečio specialios paskirties skyriuje. Paskui dirbau teisės padalinyje ir tik paskui atsidūriau čia, kur dabar esu. Tai tą karjerą iš tikrųjų išbandžiau, ką reiškia dirbti ant žemės. Perėjau, galima sakyti, daugelį grandžių ir dabar esu vadovo pozicijai. Iš tikrųjų esame valstybės sargai, saugantys ir kontroliuojantys valstybės sieną, kad nieks neteisėta jos nekirstų ir nedarytų kitų nusikaltimų per sieną. Tačiau dirbame įvairiose regionuose ir įvairias funkcijas vykdom. Kai buvau abiturientas, tai irgi iš tikrųjų tam apsisprendimui galbūt trūko viešos informacijos ir žinios skleidžiamos, kas tas pasienis, apie ką jisai, kas ten turi dirbti. Tai labai svarbi, mano nuomonė, žmogaus savybė turi būti domėjimasis, kas vyksta Lietuvoje, kokie kaimynai mus supa, kokia situacija yra šiuo metu ir kokį indėlį tas žmogus gali duoti.